Patinka mūsų podcastai? Norite, kad jų būtų daugiau? Nuo šiol jūs galite tai padaryti remdami mūsų Patreon'e, kurio nuorodą rasite apačioje. Ar tu katiną užuodį nuo manęs? Turite katiną? Jo. Gerai, nu tai ką, darysim suplojimą ir tada po suplojimo pradėsim. Gerai. Iš tiesų, prieš jokį podcastą nesujaudinusis daugiau negu prieš šį. Mano studijoje legendinis Lietuvos radijo ir televizijos... Išgama. Nu taip, nepavadinsim, Algis Ramanauskas. Labas. Sveiki, Algiai, iš tiesų labai malonu jūs matyti ir turbūt pradžiai, jeigu pristatymą daryčiau, tai sakyčiau, tai yra toks žmogus, jeigu tokių žmonių kaip jūs būtų daugiau, Lietuvoje gyventume tiesiog geriau. Nebūtų problemų ir būtų BVP labai. GDP per capita PPP būtų didesnis negu Omane. Klausykite, aš esu jūsų didelis fanas nuo pat jaunystės savo ir jūs turbūt esate vienintelis žmogus... Tai jau jeigu fanas, tai sakyk man tu tada, nes užmušiu. Aš, turbūt neseku ne vieno žmogaus nuo pat savo turbūt kokių 10 metų iki dabar. Vat ką jūs sugebėjote iš tiesų su savo kūryba, su savo su visais produktais, kuriuos kūrėt, jungti daugybę kartų, ką turbūt mažai kam Lietuvoje išeina padaryti. Dabar jau turbūt gal ko gero ir galima tai pasakyti, nes mane maloniai stebina, kad čia buvo keletas podcastų, pas Klajumą buvo, ten dar keli ir jauni žmonės, aš turiu omeny iki 30, tai jie kažkaip tarsi priima, reiškia, dar nepaisant to, kad mes su Šapausku dar nesam, nors ir esam jau tokie jaunam žmogui seniai, nes veidas yra veidas, matosi metų atspaudas, bet tikiuosi, kad jauni žmonės kažką išgirsta. Iš kur atsirado toks polinkis jūsų kūrybai? Ar tai susijęs su kažko galbūt mokykloje? Taip, čia yra istorija, kurią aš nemažai pasakojęs, bet matyt verta pakartoti. Tai visų pirma, aš užaugau labai geroj šeimoje, mano sesuo, labai vyresnė, 7 metais, Elena, labai man padarė gerą įtaką kaip auklė, kaip, žinai. Tada skaitančioj šeimoje man buvo leidžiama skaityti, buvo apsimetama, kad nežinoma, kad aš skaitau ten iki paryčių, su lempa po koldrą. Bet jeigu mes kalbame, tai kaip atsirado radio šou užuomazgos, tai aš sportavau, aš pradėjau kokių 12 metų akademinį irklavimą kultivuoti ir aš jau pradėjau matyti pasaulį, koks tas pasaulis buvo tada, tai Lietuva, kita Hebra ten iš Kauno, iš Šiaulių, Žalgiris, Dinamo, Klaipėda ir mes būdavo stovyklos Birštone, tai aš jau mačiau skirtingus akcentus Lietuvos. Bet lūžis, sakyčiau, įvyko, kai aš pradėjau jau su tuo pačiu irklavimu mokytis sporto mokyklų internatą ir ten gyventi. Sakyčiau, labiau prie šito Akropolio. Tai ten buvo naujas pastatas ir ten sujungė Trakų internatą su Panevėžio internatą. Labai daug surinko sportuojančio jaunimo. Tiesiog, man atrodo, Ozo vidurinė šiai dienai vadinasi ta mokykla. Gali būt. Čia prie Impulso. Aš prie Akropolio matau. Prie Akropolio. Prie Impulso, turbūt. Prie Kapinių. Taip. Tarp Akropolio ir Kapinių. Taip. Tai tokia geltonų plytų. Vėlyvojo sovietmečio architektūra. Šiaip faina mokykla buvo, ten mes gerą kokį mėnesį užtruko, kol pradėjom ten susigaudyti, nes ten kaip Dūme, kaip Wolfensteine, tu ten vaikštai, kaip Quake ir vis nauji koridoriai pasiklysti. Tai ten, kas ten buvo. Visų pirma, kaip veikia sporto mokykla internatas. Čia yra komunistinės Vokietijos, DDR know-how, kai šukuojama teritorija, per visus kaimus, miestus ir miestelius renkami augalotesni, tvirtesni vaikinai ir merginos ir iš jų daromi čempionai. Tai tas pat buvo padaryta ir Sovietų Sąjungoje, ir Lietuvoje be abejo, ir buvo surinkti tokie žmonės, kai kurie iš jų tapo čempionais, kai kurie ne. Aš ten patekau, bet aš patekau ten dėl to, kad aš anksčiau savo norų nuėjau ir irklavimą ir ten kažkokius rodžiau rezultatus ir aš ten qualifyinau į tą, reiškia, internatą. Ir tiesą sakant, aš vienu metu buvau geriausias vienvietininkas internate. Ir ten buvo, o ten jau prasidėjo įdomybės, nes kai šukuoji kaimo vietovių teritorijas, tu surenki visus grinuolius tenai.
tu randi tokių ten žmonių. Aš labai noriu pabrėžti, kad ten buvo ir fainų tų kaimetų, kur mūsų klasėje buvo 4 Vilniečiai, visi kiti buvo iš provincijos. Tai buvo ten fainų žmonių, bet pačioj mokykloje, labai nemažai buvo silpno pročio. Budulizmas. Totalus. Kai dar to nebuvo akcentų, pas mus dar nebuvo žaidžiama, nebuvo jokių soc-tinklų, televizijos nebuvo televizijos, buvo tik tai ta komunistinė. Tai aš jau tada girdėjau ten tos visus, reiškia, girdi, Machel kasečių užvežė. O Jėzus Marija, tai ten, va taip jie kalbėjo. Ir tai ir daug jų buvo, nesakau dauguma, bet daug buvo tokių, kurie, pavyzdžiui, ta mokykla naujai pastatyta, jinai dar kvepia ten dažai ir jinai tokia prestižinė savo interjerų ir eksterjerų, ten sauna, ten sporto salė naujų talaitė, žinai, tualetai, dušai ir tualetai jau po kelių savaičių nuo pat pradžios jau pradėjo kimštis, nes kaimai nenuleisdavo vandens, nes jie darė į long drop anksčiau, jie nežino, kad ten water klozetas yra. Tai žinai, tai buvo tokie žmonės, bet vėlgi buvo faino, mes su jais labai gerai. Pavyzdžiui, Rimvydas Laužikas, žinomas dabar mokslininkas yra, jisai buvo metais jaunesnis ir mes buvom pas tą patį trenerį, labai fainas iš provincijos vaikinas. Bet ten buvo ir tokių, kurie, žodžiu, ten aš jau mačiau tą juodąją pusę. Ta silpnaprotiškosios Lietuvos, ta, reiškia, šeima maršinių užuomazgas dar tada. Ir ten buvo, ir ten Šiauliai, ir Panevėžys akcentų prasme, ir Marijampolė, ir visą tai trigerino kūrybai. Tai čia iš vienos pusės, iš kitos pusės aš turėjau amžinatilsį mano pusbrolis 3 metais vyresnis Viačeslavas iš ukrainietiškos mano pusės. Jis didesnio sarkazmo pas žmogų, aš nebuvau gyvenime matęs. Net save žiūrint. Ten velnės buvo. Ta prasme, labai šviesus, labai gero humoro, labai kandaus humoro, bet, gerąja prasme. Ne taip, kad jam viskas buvo juoda, žinai. Jisai, mokėjo pasijuokti iš bet ko. Ir jis buvo mano toks, kaip ir mentorius, žinai. Vis tiek tokiam amžiui, kai tu paauglys, tai 3 metais vyresnis už tave yra gerokai vyresnis. Tai ir jis, pavyzdžiui, jo garbė aš sukūriau tą personažą Slavik iz Maladziečna. Slavik, ja iz Maladziečna. Tai žinau. Tas, va čia Slavkos garbė, reiškia. Tai, ir, pavyzdžiui, tą baltarusišką akcentą, aš atsimenu, kaip niekada nepamiršiu, mes pas mane namie, ten mano tėvo aparatūra, magnetofonas, ten kažkoks sovietinis mikrofonas buvo. Ir mes durniavom. Jis reiškia, inscenizavo, kad čia kažkokia baltarusių radio stotis. Paryžskąją Zorką, kažkodėl. Nežinau. Ir jis varė ten tokius tekstus, aš raičiausi ant žemės iš juoko. Jis varė, reiškia, jakis немецко-фашистские захопники, visą tą, žinai, kur žiauriai ir su tokia, žinai, sarkazmu ir su tokia, nepagarba tam, tai trasiankai, tam dialektui, nepainė su baltarusių kalba. Tai tie 2 faktoriai, sakyčiau. Išdaigų, kokiu nors esate pridarę mokykloje? Kai aš buvau jaunesnėse klasėse, niekada, tiesa, aš draskiau akis mokytojams ir dėl to... Sporto mokykloje? Ne, sporto mokykloje ne. Supras, kad sporto mokykloje tai buvo jau tikrąją to žodžio prasme profesionalus sportas. Viskas buvo profesionalus skyrus atlygį. Tik tai žrotva buvo, žinai. Bet visa kita, ta prasme, 2 treniruotės į dieną, kartais 3, jeigu mankštai skaičiuojam. Visą tai, ką tu pats puikiai žinai. Na taip. Ta prasme, tu ten nėra laiko, ten apie jokį rūkimą net kalbos nebuvo, žinai, kam. Bet, pavyzdžiui, kai būdavo sporto stovyklos Gruzijoje, Počio mieste, ten, kai pas mus dar buvo ledai, ten jau kovo mėnesį buvo galima irkluoti kanalę. Tokios pusiau jūros, pusiau upės vanduo. Tokios keisti laikai tokie įdomus buvo, mieli, bet ir atšiaurus, nes kovo mėnesį čia ledas, ten irgi šalta, tik ledo nėra. Žinai, apsirengi, varai, ten plus kokie 4, ten į pabaigą jau degindavom mes. Bet... Tai mes ten kartais pas vietinius, nes tradicijoje iš kartos į kartą, kad ten kažkokia tiotė kažkokia, tai pas ją čiačios yra. Tai savaitgalį, kai šeštadienį viena treniruotė, po pietų jau tu laisvas, sekmadienis laisvas, tai mes kartais išgerdom. Taip atsipalaiduoja šiek tiek. Jo, bet tai buvo toks, žinai, jauno žmogaus noras išbandyti alkoholį. Tai nebuvo kažkoks, ten gingdievė, treneriai pamatytų ar kažką, žinai, tai buvo labai reti atvejai. Ir tai jau labiau matytųsi jau sekančią savaitę rezultatuose. Tais laikais
praėjais, žinai, tu išgeri ten tos čiačios, ten apsivemi ten su vynu sumaišęs, žinai, tau ten 15 metų, žinai, 16. Tai tu sekančią dieną sveikas kaip ridikas, ne taip kaip dabar, žinai, pachminėsi ten savaitę. Na vis tiek, ten tokiame ištvermės sporte, kur turbūt kiekvieną sekundę kažką lemia. Ne, tai mes treniruotėjai, tu nedarai tų testų. Maksimum. Testai būdavo ten, varžybos testai, jie būdavo rečiau, ten kartai, 2 savaitės, mėnesį. Testai, varžybos dar rečiau. Kaip ne. O šiaip mes esam, vėlgi iš kartos į kartą eidavo padavimai, kad kažkokie vyresni kažkada katerį nuvarė trenerio. Tai turėjom durnumo ir aš ten tą dalyką užviriau. Ten buvo paskutinės dienos stovyklos, karšta jau buvo, sakau, kovo pabaiga jau buvo, mes degindavomės kartais. Ir mūsų treneriai kažkaip jie tuo metu, žodžiu, mūsų treneris davė man raktą nuo Elingo. Elingas yra garažas, kur valtis sudėtos ir varikliai. Sako, padaryk treniruotę jiems. O kur treneris pats įdomu dingo? Tiek to. Ir aš sakau, hebrai, mūsų buvo kiek 7? Jo, 7, sakau, davai nuvarom katerį. Ir, nu, ten buvo šiaip žostkai, ten buvo visiškai, nu, tokios nesąmonės, tik paauglio galvoj gali kilti, žinai. Kontekstas, ten visa ta prieplauka, kur treniruot, kur einant vandens, ten kažkokia Sąjungos rinktinė, kažkokia Dinamo CS rinktinė, kažkas tai dar, ta prasme, suaugę žmonės, krūvos trenerių, visi viską mato, ten labai daug žmonių, ant to tiltelio išėjai, ten reikia išlaukti savo laiko, žinai. Ir visi mato, kaip kažkokie paaugliai, žinai, 15-16 metų tempia variklį, benzobaką, įsideda į katerį, kuris ant vandens susėda 7 į katerį, jis net neiškilo. Ir visi žiūri, žinai, ir mes užvedėm tą katerį, plaukiam, ten tokia tiesioji linija buvo, ir mes darėm nežmoniškai didelės bangas, ten visiems trukdėm, nes 7 žmonės... Norėjot viską kaip įmanoma slapčiau. Jo, ir jis neiškilo į paviršių, tarsi, žinai, jis neplaukė kaip priklausė jam. Tai tada mes, ten jau toks posūkis buvo už 2 kilometrų, ir ten buvo tokios salelės, tokios juodžemiai, ten tokia kasykla buvo, kanalas toks keistas. Ten kartais pamatydavom juodų, visiškai deglų kiaulių milžiniškų, žinai, tu irkluoji vienvietę, kažkur jau kalnai matosi, trenerio nėra, su kateriu šalia, jokių valčių nėra, ir palei krantą kokius 5-6 juodos kiaulės. Juodos kaip vėliau žiūri. Kiaulės, ne šernai netgi. Kiaulės. Tai tokia psichodelika. Tai va, tai užplaukiam, sakau, tai davai dabar 4 išlipa, 3 pasivažinėja, ir po to 3 išlipa, 4 pasivažinėja. Okay. Which we did. Tada jau kateris jau varė greitai ir varėmės ten, žinai, tas stovyklų, ten kažkokie baidaristai sąjunginio lygio, žinai, žiūri, treneriai iš kitų katerių kažkiek. Aišku, mūsų skundė ir atėjo kažkoks, tik priplaukiam prie tiltelio, kaip užgesinta variklį nieks nežino. Tai aš ištraukiau benzino tą žarnelę, tai jis dar kurį laiką dar dirbo, tai užgeso. Ir tada gruzinas toksai, kažkoks inspektorius sako, na pašliai, sako. Tai buvo blogai, tai treneriams kliuvo, po to mes susimetėm ant baudos, atsiprašėm trenerio. Tai jau tokia nesąmonė esu padaręs. Einam šiek tiek toliau. Prasideda jūsų pirmieji kūrybos metai turbūt radijo. Žmonės pradeda jūs atpažinti gatvėje. Koks buvo jausmas visą tai? Buvo keista, jo. Mes pradėjom muzikuoti kaip grupė, kuri dar buvo kitaip vadinama, po to jau SSG, tai buvo 90 kokie turbūt. Mes laimėjom blogiausių grupių festivalį, toks, reiškia, buvo tada Bluvšteino Dovydo ten ir jo Hebros surinkta. Tai šiek tiek jau, o žinai, tais laikais grupių buvo mažai, ir jeigu tu turi grupę, tai tu jau automatiškai, praktiškai žinomas. Ir tai, aišku, tas žinomumas buvo labai nedidelis, toks sąlyginis dar ten. Bet jau kai aš pilną koją įkėliau į radijo stotį M1 ir pradėjau daryti laidas, savaitinės, valandinės laidas, tokias edukacinės, sakyčiau, snobiškas, tai nieks dar apie mane iš esmės nežinojo gatvėje, ten nieks net pažino, ir ten laikai tokie dar buvo, žinai, ten pripersti troleibusai ir autobusai, ir žiema. Visą laiką man iš to laiko, tai žiema visą laiką atsimenu. Tarsi vasarų nebūtų buvęs. Bet jau vienam, kai man jau Hubertas Grušnys davė visą juostą tai yra, kai visom darbo dienom tu turi ten kokias 2-3 valandas tuo pačiu laiku, nu tai pradėjo mane jau ten atpažinti, žinai, bet
Bet aš labai introvertiškai visą laiką tai žiūrėjau, aš niekada nemaniau, kad aš kažkada būsiu atpažįstamas. Man tas buvo kažkiek malonu, bet buvo su to susiję ir tokių, žinai, atsakomybė, ten kompleksai, žinai. Nu, tai va. O jau kai šiandieną, nu, ta grupė jau ten buvo, žinoma, prasisukusi ten LRT, ten kažkokiuose, reiškia, koncertuose Sporto rūmai, ten videoklipų konkursuose laimėjom ten kažką ir dar kažką ir tada jau žmonės jau žinojo, kad čia toks ir toks. Bet tas tikras populiarumas atėjo jau man persikėlus į Kauną 95-6 metais, kai mes paleidom Lėlių radio show versiją per televiziją. O tada jau buvo bomba, nes tai ir buvo bomba. Na, taip. Nes jeigu prieš tai ten radio centre su Šapausku kūrimu mes ten kažką prieš 12 valandą pusvalandį padurniuodavom, tai buvo toks labai subkultūrinis reiškinys. Nedaugam žinoma, bet jau kada mes nuėjom pilną koją į televiziją, tai jau broleliai tada jau jo. Paminėjot Rimantą Šapauską, kaip su juo susipažinot? Aš jį pirmą kartą sutikau, buvo tokia grupė Dustas Nuodai, pankroko grupė, aš nežinau, ką jie veikia dabar, jeigu girdite, tai linkėjimai. Tai jie turėjo studiją prie dabartinio, ten kur ta moteris skulptūra ant elektrofikacijos institutas ar kažkas tenai, ten toks katilinė kiemas ir ten studija buvo. Ten dabar šalia muziejus yra tos keistos psichodeliškos elektrinės mechanikos, siurblinės kažkokios generatorius. Taip, čia. Tai va, ten vidiniam kieme, ten buvo ta studija ir ten kažkaip mūsų įsileido tą grupę Dustas Nuodai, ten jie kai kurias grupės įsileisdavo, ačiū jiems už tai, nes tais laikais gauti studiją, tai žinai buvo. O ten buvo įrengta būgnų kambarys, bla bla. Nu ir va, ir kažkaip vieną gražų vakarą ateinu aš tenai ir laibas toks jaunuolis stovi aukštas ir boso gitara kažką bando ten. Tai aš jam parodžiau, kad pirštai ne šitaip reikėjo išplėsti. Tai buvo Šapauskas ir jis po to dirbo jau spaudos rūmuose, mes matėm, jau aš ant vienam jisai spaudos rūmų, ten 12 berods aukšte, ten buvo redakcija, ar savaitraščio, ar dienraščio Vilnius, man atrodo, ar kažkaip ir ten žurnalistų dirbo ir mes tada jau susipažinom. Jūs turbūt esate labiausiai legendinis duetas Lietuvos radijoje ir televizijoje. Nu, ko gero, galbūt. Turbūt net nieko kito į pavyzdį net negalėtume įterpti. Gal, nežinau, ne man spręsti. Tie visi veikėjai, kaip, aš atsimenu, mačiau jūs, nežinau, ar jūs atsimenat šitą įvykį, man buvo turbūt kokių 14 metų ir minties jau tuo metu gimnazija, aš įsivaizduoju, kad jinai buvo jau nebe vidurinė, pasikvietė. 40 vidurinė, Lazdynė? 40 vidurinė, pasikvietė. Tu iš ten? Aš iš ten. Gerai. Ir aš atsimenu, kad jūs pasikvietė kažkada, nu, buvo savaitė, kada kviečiami žymesni žmonės, kurie... Aš atsimenu, tai čia vienas kartas ir buvo, jo. Aš buvau auditorijoje ir jūs minėjote tada tokį faktą, kad tuos visus veikėjus jūs daugmaž kūrėt pagal žmonės, kuriuos jūs sutikdavo tiesiog gatvėje. Gatvėje arba tam pačiam internate, arba televizijoje, ar per radiją tu išgirsti. Taip, tai, pavyzdžiui, Filadelfijos. Nu, taigi, ten jo kurt nereikėjo, buvo pilna tokių žurnalistų, ten jis yra mišinys ir Pabedinskas toksai buvo, ir dirbo toksai Linkevičius, ar kaip jo pavardė radio centre, tai jis taip ir kalbėjo, vagims pirščiukai šala, nu, va toks, va, tai ką čia kurt, tai jam padarėm, sakau, Šapui, davai, darom tokį. Kodėl Filadelfijos? Ai, kažkaip... Bet aš pats dažnai šiaip vadinu žurnalistus, kai kuriuos sporto... Tai tapo bendriniu, mes paleidom su Rimu ir Budulis bendriniu tapo ir Filadelfijos, tai čia... Filadelfijos gal dėl to, kad kažkada, dar man sporto mokyklo internate, čia grįžtant į tai, kad labai daug ten buvo kaimietukų, kurie buvo tikrai labai neišprusę, švelniai tariant. Buvo atvažiavęs kažkada turistinis autobusas į Trakus ir numerio raidės buvo PNS, kas buvo Sovietų Lietuvoje tuo metu keistas numeris, nes visur buvo LYT, LLS, LLV, ten, žinai, LYT tai buvo jau vyriausybinės mažinės. Ir ten ne Lietuvos tarybų socialistinės respublikos numeriai, PNS. Ir vienas iš tų kaimietukų sako, kaži, iš kur čia tas autobusas atvažiavo kažką. Ir aš sakau, iš Pensilvanijos. Ir jis, žinai, ką sako? Sako, jo, jis patikėjo. Tai ta Pensilvanija po to kažkaip tapo Filadelfija. Aš nežinau, kodėl Filadelfija, nežinau, bet trigerino matyti tą Pensilvaniją. Gerai, mane trigerino ir kitas klausimas tada.
Kaip atsirado Budulio pavadinimas? O, čia yra gera istorija, čia labai gera istorija. Aš 100 kartų pasakojau, bet matyt verta. Tai, kai mes jau darėm tą Lėlių televizinį, aš dirbau ir gyvenau Kaune tuo metu, ir ten buvo radio stotis Ultravirės, ir ten buvo maišyta chebra. Maišyta, ta prasme, ten buvo dauguma kauniečių, bet buvo Vilniečiai, ten dar kažkas. Ir tie kauniečiai, ir mes ten labai gražiai sutardom viskas, ta prasme, jauni geriam kaip velniai ten. Davė vaikams radio stotį daryti, žinai, tai įsivaizduoju, kas ten bardakas buvo. Tai ir kai kurie kauniečiai ten turėjo akcentus. Ten, pavyzdžiui, Tinta neturėjo, Tinta čia Vilnietis, bet ten buvo kai kurie turėjo tą užnemunės akcentą, kuris ir iš esmės suvalkietiškas, tik labai neaiškiai išreikštas. Pavyzdžiui, sakytų ne pašoko, o pašaukų. Ir aš tą pagaudavau. Ir kažkaip mes su Šapausku, mes tada įrašinėdavom, kas antrą savaitę jis atvažiuodavo į Kauną, ir toj Ultravirės studijoj mes įrašinėdavom tą dešą audio, kurį po to jau televiziją, ant kurios užvaidindamos lėlės, ir taip tapdavo laida. Ir mes lipam su jo laiptais, nusipirkę kažką parduotuviai, ten kažkokio alaus ar kažką lipam, nes lyg tai neveikia į 9 aukštą, ir ties kažkurio aukšto aš jam sakau, klausyk, aš turiu idėją, kad darom personažą, kuris kodinis pavadinimas buvo Degradas, kad jo vardas buvo Degradas. Ir aš jam nupaišiau, kaip aš jį įsivaizduoju, kad jis kalba, ir vėlgi man tas internato laikų, man tas taigi čia iš internato, ten Panevėžy buvo tokie. Mano vardas Gediminas. Nu, ir jie taip, girdi. Ir sakau, Šapui, sakau, ir pašauko, aš dar nežinau, kad čia suvalkietiškas, kad čia užnemunės tas substratas žaidžia. Ir Šapas pradėjo tą daryti, jis labai gerai pagavo. Ir Rimo balsas yra nepaprastai stiprus. Dumplės tokios gaila jis nedainuoja. Jis turi gerą klausą, jis galėtų. Ir mes, kaip, pavyzdžiui, įrašinėjom ką nors ir jis budulių loja, tai jeigu yra lemputė kaitrinė, tai po jo lojimo jinai dar spengia kurį laiką. Tai atidavėm jam tai daryti, nes jis darė tai geriau, nes jo stipresnis buvo. Jis kai užbliauna. Ir po to jau iš to prototipo jis tapo Mindė. Ten buvo kiaulės galva, kuri atseit kalba laidoje. Pradžiui buvo Mindė, Budulio, ta pirmoji ryški iteracija. Ir Šapas jį labai gerai darė, ir jis po to išvystė, jis pripainio, pridėjo kitų akcentų. Tengi Mindės akcentai, tu gali išgirsti šiaulietišką, ten panevėžietišką, suvalkietišką vienoje vietoje, ko nebūna gamtoje. Ir po to jau Budulis tapo Buduliu jau laidojo Orbita, kuri buvo iš esmės radio šou tęsinys. Ir Budulį sugalvojo Rimas sapnavo sapną, kad jis didžėjauja, ir kažkoks prieina prie jo baisus žmogus, banditas, kažkoks padugnėja, ir ten kažkoks konfliktas, ir tas žmogus Rimui duoda į galvą sapne. Ir kai Rimas maždaug atsičiūkina, jis jo paklausė, žinai, nuo ką gavai? Nuo ko? Nuo Budulio. Taip atsirado Budulis. Okay. Ir aš atsimenu, kai buvo klausimas Orbitoje, kaip mes tą Mindę buvusi ir tą Igorį, nes Igoris yra tas pats Budulis tik rusiškai, kaip mes jį perkeliam. Ir aš sakau, palauk, taigi jau yra vardas, taigi Budulis. Ir taip atsirado Budulis, ta juoda burna, anglies tabletės, kurias sukramtai priekiniais dantim. Kažkada man sovietmečių sesuo parodė, jos ten vyresnių klasių, reiškia, paauglės mokykloje taip durniodavo. Tai Šapas laik prisipirkdavo tų angliukų. Ir sakė, labai gerai virškinimą sutvarko jam. Ok, wow. Tai ja. Ką apie 40 vidurinę atsiminat? Atsimenu daug labai nykių dalykų. Nykių. Ten PTSD visiškas yra, kaip ir daugumai. Tai buvo baisi vieta, kaip turbūt ir visos kitos sovietinės mokyklos tada, ir kaip turbūt dauguma mokyklų dabar. Tai buvo klaiki vieta, nors mokykla, kaip tu puikiai žinai, unikali savo architektūra. Pas mus atvažiuodavo iš visos Sovietijos apžiūrinėti tos mokyklos, kai jinai pavyzdinė buvo. Ten su pyžikais rusės bobos ateidavo ir sakydavo, unikali, bet Lazdynuose dar viena lygiai tokia pačia istorija. 50-ąją pastatė, 50-ąją irgi Sister Ship, sakyčiau, irgi ant šlaito. Ir mūsų mokykloje pas musgi buvo sustiprinta matematika, tiksliai. Ir Šarkanas ar Šarhanas. Ir kai jau ten pradėjo net laikyti kai kurie iš mūsų, tai jau kai tą 50 statė, tai jau ten jau jie ir perbėgo. O aš pabėgau į šitą, į sporto mokyklą internatą. Tai 50 vituriniai, dar tada, kai aš buvau tada, kur tu minėjai, reiškia, dar buvo Kerienė istorijos mokytoja, ar tu atsiminėjai?
Ok, Kerienė, lygtais atsimenu, mes jai dar lygtais pravardę davėme, nes į Ameriką buvo išvažiavusi gyventi, jeigu aš neklystu, ir grįžus jos pravardė tapo mokykloje Čikagą. Nes jinai labai dažnai mėgo, net ne apie istoriją, paskui pasakotų apie įvykius Čikago, jeigu aš nemaišau jos. Tai buvo nyki labai šiukšlė, ji buvo labai prosovietinė, žinai, kai buvo sovietiniais laikais buvo partijos nariai ir komunistai. Nu tai partijos nariai, suprasti patys komunistai, kurie buvo neidėjiniai, o tiesiog jų pareigos reikalavo, kad jie taptų partijos nariai. Ir buvo komunistai. Tai jinai buvo komunistė. Jinai mums, vaikams, jinai mums niekada nedėstė, bet jinai kartais pavaduodavo mūsų Morkvėnienę istorikę, kita išsigimėlė, kuri, atsimeni Morkvėnienę? Raudonais plaukais. Jo fucking šaudyt reikia, jeigu jinai dar gyva. Ten gyvuliai. Tai kartais Kerienė pavaduodavo. Kas su ją buvo negerai? Jinai manęs nemokino. Prosovietinė sabaka, jinai varė savo norų. Okay. Čia tas atvejis, kai ne partijos narys, o kai... Jau laisvų laikotarpių mokinausi, tai aš šitų dalykų tai nebemačiau. Žinok, mielas broliuk iš 40-os vidurinės. Tos dvi sabakos varė taip tokį sovietinį šūdą ir savo norų tai darė. Kažkiek buvo privaloma bet kuriam mokytojui, ypač tokiam ideologizuoto dalykų kaip istorija. Taip. Galima būtų buvę suprast, kad ten kažkiek ten pavarydavo, kad čia teisingas santvarka ir panašiai. Ne, jos varė savo norų. Aš niekada nepamiršiu šitų dalykų. Kerienė mums vaikams tada, kai pavaduodavo Morkvėnienė, sakė, mes jokie ne baltai, mes slavai. Kodėl man taip sakė, aš iki šiol nežinau. Kam tai reikia sakyti? Tarsi negėda būti slavų for that matter, bet kam sakyti tai, kas nėra tiesa? Mes baltai, nu tai seniai aišku. Ir tą sabaką, va tada, kai aš buvau, aš ją sutikau, jinai pasirodo toliau dėstė vaikams. Tarsi, ją pakabinti žemyn galvą prie degalinės ant stulpo kaip Musolinį. Nežinau, maišau nuo tokio žemesnio ūgio šiek tiek. Jo, jinai tokia sabaka. Ir stambesnė tokia. Jo, tai reiškia apie tą patį. Širinskienės tipo. Jo. Mažesnė truputį. Mažesnė už Širinskienę. Labai nyki boba. Ta Morkvėnienė per istorijos pamokas, aš atsimenu, o žinot, kodėl tarybinė kariuomenė stipresnė už amerikiečių? Mes vaikai, paaugliai jau. Taip, maždaug. Todėl, kad, sako, amerikiečiai labai daug, reiškia, kainuoja jiems kariuomenę, labai daug išlaidų kariuomenė, pas mus Tarybų sąjungoje mažiau, bet pas mus tai kareivių nereikia mokėti algos, o ten prasideda kariuomenė. Ir tokius jinai varė visiškai neprašoma. Ta prasme, tai nebuvo dalykas tos pamokos. Tarybų sąjungoje nėra ubagų. Ir kažkas iš mūsų ten sako, tai kaip, prie aušros vartų, kaip senutės. Telėt kažką, tai, gal ne tai, bet jinai to labai nepriėmė, žinai. Ten dugnas. Ten buvo, pirmiausia, reiktų išskirti keletą gerų mokytojų, kurie ten buvo. Tai su didžiausia šiluma ir pagarba, aš manau, visi mes, kas mokėsi pas ją, tai Kiniausienė. Algebra, geometrija. Nepaprastai aristokratiška, kiek aš žinau, ne iš tremtinių, gal dėl labai gero humoro, labai... Ir dar viena kita mokytoja. Visi kiti buvo bepročiai. Fucking bepročiai. PTSD, be jokios abejonės, aš jį turiu, kaip ir dauguma sovietinių, reiškia, vaikų. Ir baisiausių tokių istorijos mokytojų, kurios paskui 90 metais ir turbūt į kokių 20 metų, kai kurios tęsia savo darbą. Ir jų yra tai kaip ir sakiau, ta Kerienė, tai aš buvau toje jūsų mokykloje, mano mokykloje 2007 kažkas tokio. 6-27 kažkas tokio. Tai jinai ten buvo su Alive and Kicking, jinai ten toliau. Ir kažkokiam renginy buvo kažkokie savanoriai, vaikai, paaugliai, mokinukai ir paaiškėjo, kad jie iš tos mokyklos ir aš jų paklausiau, sakau, dar dėsto ten tokia ir tokia? Oi, sako, dėsto. Ir jie man pasakė, tai labai remia Paulauską naują sąjungą, kas šiaip jau marginalinis darinys buvo, nors mažai kas tą žino, nes tai atrodė, Paulauskas toks gerai atrodo ir ten nenusišneka. Savo laiku respektabilus vyrukas visai jo, atrodė, bet ta partija, ta naujoji sąjunga, patikėk manim, ten buvo to meto Tvarka ir teisingumas, ten buvo padugnynas. Ne, tai iš šiuo metu žiūrint, tai absoliučiai. Ne. Ir ją matai, traukia visada. Tai yra stribai. Tokia Kerienė, ta pati Morkvėnienė, tas pats Lekstučiai ten tie visi, ta visa šeimų maršo aktyvistų, ta visa kohorta. Jie yra stribai. Ir ypatingai nykų, kad jie dabar labai mėgstamo jo trispalviam, žinai, ir vyčiais. Ir jie kalba tautos vardu, žinai, jie stribai yra. Jie yra potencialūs stribai. Jeigu čia prasidėtų kažkas, jeigu čia vėl ateitų rusai, spėk, kad čia pirmieji pradėtų šaudyti. Tai va. Gero daug iš 400-osios vidurinės turbūt neatsimenate.
Ne, aš nepasakyčiau, kad, nežinai, vis tiek nostalgijos faktorius jisai yra svarbus. Ir, nors tai buvo tikrai sunkus laikai, ta prasme, neadekvatu buvo, mokytojai buvo pikti, visai buvo pyktis. Algi, o jau tuo metu ta nepykanta to mokytojam buvo, ar jinai su laiku evoliucionavo? Neabejoju, kad jau tuo laiku jinai pradėjo rastis. Nors, pavyzdžiui, internate sporto mokykloje mokytojai buvo daug geresni. Taip, ten buvo daug geresni mokytojai ir kai kurie ten, taip kaip ir būtų turėję būti. Bet kad 8 viduriniai visą laiką buvo įtampa pyktis, įtampa ir visą laiką tu bijojai tenai. Net jeigu tu gerai mokėsi, pavyzdžiui, mano buvo visiškai tvarkoji humanitariniai dalykai, aš ten rašinius 5-5 rašydavau, rusų kalba, ten anglų, bet ir taip buvo labai išlyg. Kalbant apie anglų kalbą, Sabaliauskienė tokia buvo mokytoja. Tai, irgi sabaka komunistuojanti buvo. Įsivaizduok. Kaip galima komunistikuoti anglų kalbą? Įsivaizduok, aš tau papasakosiu iš savo patirties, kas buvo per vieną pamoką anglų kalbos. Ten kažkaip buvo topikas apie tai, kad kažkuriais metais Sovietų Sąjungoje buvo blogas derlius. Ir aš to nesupratau. Kažkaip aš nesupratau to, aš pagalvojau, kad derlius buvo geras. Ir kai jinai paklausė, kodėl tai buvo klasės, aš kažkaip pakėliau ranką ir taip pionieriškai, bravūriškai juokais. Sakau, todėl, kad tai buvo Tarybų Sąjungoje. Ir jinai sako, jinai taip persimainė visą ir pradėjo rėkti, net pradėjo, sako, tu ką, tu nori, kad tavo tėvai darbą maždaug netektų, kad čia už tokias kalbas, žinai. Pamokos metu. Taip, prie visų vaikų. Tai kas tave? Man visai keista, kai žmonės, kurie to nepergyvena, jos stebina tokie dalykai. Aš atsimenu vienam Amerikos lietuviui, aš aiškinau, kad jis buvo mano laidoje, aš interviu su juo dariau ir aš jam off record prieš tarp filmavimo ar prieš filmavimą pasakiau jam, kad jeigu sovietiniais laikais pasakytum sovietas, ne tarybos, tai labai tikėtina, kad tave išsikviestų pokalbį. Ir jis tipiškas vakarietis, naivus, iš esmės kvailelis. Negali būti. Nusakau, tai buvo. Aš manau, jis nepatikėjo ir čia yra ta didžiausia vakarų bėda, kad jie nesugeba jų operacinę sistemą, jų procesoriai nesupranta, kad galėjo būti šudinai. Na taip, ir turbūt sunku suprasti, koks visumoje Rusija gali būti blogis. Taip, nes neįmanoma turbūt suprasti. Normaliam vakariečiui Rusija, jie ten neklaužotas, žinai, bedasai. Bet jie, faini, vodka ten, žinai, meška, žinai, Kremlius, gangsteriai, bet jie faini. Jie nėra faini, jie fucking alien life form. Tai va. Kaip visumoje pradėjo domėtis politika? Nes tai kaip ir visiškai kita tema lyginant su... Aš nelabai suprantu, kaip galima nesidomėti politiką. Mes gyvalomės dantis rytais vakarais. Mes einam į dušą. Bet ne kiekvienas jau domėsi politiką. Tai čia yra kažkoks nukrypimas, čia yra disorderis. Laimingi tie žmonės, kurie turi tą disorderį. Bet arba jeigu, tarkim, visuomenė, valstybė yra tiek sėkminga, kad domėtis politika nėra reikalo, tai čia suprantama. Bet taip nebūna gamtoje. Tai būna tik tai ant brėžiniuose. Tai kaip tu gali nesidomėti politiką? Kitas paskas nesivalydintų, tai viskas. Tai susiję dar su mano potraukių istorija, ypač karo istorijai. Tai tas koreliuoja, žinai. Aš ten ankstyvoj paauglystėj riebę rusišką knygą apie Čerčilį perskaitau. Tas negali nepaveikti, žinai. Net jeigu tai parašyta propagandiškai ir panašiai. Bet įdomus dalykas apie Britaniją iš rusų pusės, aš paaiškinsiu, ką aš turiu omeny, jeigu sovietinis rusas ką nors apie Britaniją rašydavo, tai jis aišku privalėjo rašyti neigiamai. Bet tu galėjai užčiuopti anglofiliją tame. Aš tą pagaudavau. Čia matyti, tai žinai, dėl Sherlocko Holmeso ir viskas. Jiems tas, žinai, buvo... Jie Britus visada gerbė, aš niekada nepamiršiu, kai armijoje, jeigu tai armija, man teko tenai bootcamp'e būt ir šitas politrukas, polkovnikas, man atrodo netgi, jisai pasakojo mums ten, žinai, 18-mečiams skustiems, kurie tik pateko tenai, pasakojo apie Falklandų karą ir su didžiausia pagarba. Jis pasakojo tą epizodą, kur Britai, kadangi argentiniečiai sunaikino tą didžiulį laivą
transporto, kur buvo činukai, tie didžiuliai helikopteriai transportiniai. Ir jie neteko 3 iš 4 činukų, berods. Tai jie neturėjo kaip persikelti per visą tą salą, kas apie 50 mylių. Tai jie žygiavo. Jie žygiavo naktį, jie buvo treniruoti taip. Jie atžygiavo, stojo kovą ir laimėjo. Jie tiesiog ėjo pešiom. Ir politrukas su didžiausia pagarba tą epizodą mums nupasakojo. Tai įsivaizduoju. Kitas politrukas, toks idėjinis psichelis, bet jisai irgi per vieną politzenę atėjęs pasakė Thatcher, genijus, anglų liaudės, genijus. Tai va. Nu, čia jau buvo 88 metai, jau buvo galima taip kalbėti. Jau toks kitoks periodas buvo. Jo, nu tai glasnost prasidėjo 85 Gorbačiovas ateina ir jau 6-7 jau įsibėgėja tą glasnost, jau praktiškai bet ką buvo galima sakyti. Tai va tie politrukai irgi, žinai. Na ir šiaip, iš esmės, žiūrint jūsų kūrybą per visą laikotarpį, politika buvo kai kuriais momentais, tarkim, ta pati daina atbėgo kariūnai, nušovė Brazauską, sušaudė Brazauską. Ano, kad ten politika, Bairis. Bet, nu, iš esmės, Brazauskas nėra pozityviausias veikėjas. Ne, tikrai ne. Tai jo, nu, tai tas buvo, nu, tai nori. Politika eina vis laik šalia normalaus žmogaus akiratyje. Nu, negali, tu matai blogą politiką, tu matai blogą politiką, tarsi žmogų politiką ir veiksmą ir tau kyla emocijos. Jeigu tai blogas politikas, tai nepasitenkinimas, tada kažkaip tą išreiškia. Tai visas radio šou buvo persmelktas politikavimo. Nu, o jeigu visai tiksliai, tai politinė satyra. Jeigu jau į rėmus įdėtume kaip žanrą. Ir kadangi žengėme į politikos temą, keletas žmonių turi klausimų. Pirmasis, kaip jūs vertinate Saulių Skvernelį? Aš vertinu jį įdomiai. Aš manau, kad jis kietas yra vyras ir aš manau, kad jis sąžiningas yra vyras. Ir čia būtų viskas su juo gerai, bet aš suprantu, kad politinės kovos metu tu kartais varai propagandą ir sakai ne visai tai, ką galvoji, bet jeigu jis užšokęs ant Karbauskio jam pakišto arkliuko ir imperatyvo varyti melą darė tai pats nuoširdžiai to netikėdamas, ką aš turiu minėjęs. Jis visiškai atvirų tekstų įžūliai sakė, kad 8-9 Kubiliaus krizinio kabineto priimti sprendimai buvo skurdinami, kad buvo blogai. Taip. Nors kiekvienas normalus žmogus, kuris domisi tuo, jis žino, kad geriausias dalykas, ką galėjo padaryti. Taip, būtent. Ir pilnagi paaiškinimų, ir tos pačios Šimonytės, kodėl tai buvo naktinis mokesčių perversmas anot Valatkos, aš Valatkai niekaip šito negaliu pamiršti, žinai. Todėl, kad tie visi bebrai pasinaudodami šituo Seimo kaip tas normatyvų, tas reglamentų, torpedavo tą, dėl to tas nusitęsė į vakarą. Tai tada kovo 11 buvo naktinis valstybės perversmas, tiesa, irgi tam vakare pasimė. Tai vat, jeigu Skvernelis tą sakė, iš tikrųjų tai manydamas, tai labai ploki popieriai su juo. Dar vienas labai blogas dalykas, kuris mane labai buvo šlykštų žiūrėti, kai jisai užsipuolė Šimašių dėl Cvirkos paminklo. Nu, jis užsipuolė Šimašių to šviesoj, kad Šimašius užuot daręs kitus darbus, kas yra tiesa, nes mano galva Šimašius negerai daro. Su tuo kilpinio eismu nesupranta motoristų lūkesčių, nesupranta, kad banguotas asfaltas, tai nereiškia, kad tai yra gerai ir dėl to galima pirkti fikusus, reiškia, kai tuo tarpu tavo bute grindys yra banguotos. Nors be duobių. Tai, bet Skvernelis pasakė, kad maždaug yra svarbesnių dalykų, negu ten tas Cvirką nunešti. Tai tas man labai buvo nemalonu. Cvirką reikėjo pirmoje vietoje nunešti. Be abejo, visus juos reikėjo pirmoje vietoje nunešti. Be abejo. Ir tas po to užsitęsė, dabar išaugo nauja karta debilų, kurie ten pasimoko šitam grafiti vandalų proftechė, ką aš įvardiju kaip dailės akademija. Ir jie jau čia tampa paveldo fašistais ir jie pradeda aiškinti, kad čia, žinai, kad čia tie dalykai turi likti. Na bent jau Šimašius iškėlė daugiau skulptūrų negu bet kas kitas. Tai vat Šimašiui tas tikrai karmai taškų labai daug. Ką jis bedarytų dabar. Aš nemanau, kad jis daro blogus dalykus, mano įsivaizdavimo blogus, dėl to, kad jis blogas žmogus. Aš manau, jis daro tai iš nežinojimo. Nekompetencijos. Turbūt. Bet, aš manau, kad jis geras vaikinas, bet
Nes tai, kas yra, nu, tu negali puošti būto gėlėm tuo metu, kai būto grindys įlinkusios ir asfaltas, ten to kietiklio per mažai asfalte yra. Turint omeny, koks eismas dabar yra, ir čia yra kelių direkcijos dalykas, bet Šimašius kaip meras gali paveikti kelių direkciją. Naujas asfaltas, iš spalvos naujas, tamsiai asfalto spalvos, naujas asfaltas. Jis jau banguoja, ypač prie sankryžų reguliuojamų, kur mašinos stabdo ir dar labiau jį grankščiuoja, kaip patalinę tu pirštais. Nu, aš atsimenu, tai buvo Kaune 96-97 metais, bet tai mes vėl matom tą patį. Tai kaip... Nu, tai čia yra svarbiau, negu pasodinti kažkokį fikusą ten kažkur. Tai nors fikusas svarbu, bet svarbiau yra, kad motoristams būtų patogu. Na ir iš tiesų, turbūt sprendžiamas daugumoje, paskutiniu metu bent jau stebiu, kad sprendžiamas 6-eilės, 7-eilės problemos, o ne 1-eilės dalykų, kurie turėtų būti sprendžiami. Ne. Ir antrasis klausimas - konfliktas su Kinija. Kinija, o. Tai labai platus reikalas, bet jo, kaip iš esmės žiūrite jį? Žmonės Lietuvoje ir šiaip žmonėje dar nesuvokia, koks tai pavojingas dalykas yra, pavojingesnis negu Rusija, mano galva, dabar jau. Ir kuo mes anksčiau nukirsim bet kokius saitus, kurie gali mus padaryti priklausomais, o tai taip pat yra ir ekonominiai saitai, pirmiausia ekonominiai saitai, tuo geriau. Ir dabar, kai kritikuojama mūsų užsienio politika dėl to, kad mes čia susipykom su Kinija ir mes čia turėsim ekonominį pasiekmių, reperkusijų. Jo, tai aš atsiprašau, kur vertybinė politika, kur idealizmas, kur yra to make the wrong righted. Ir aš manau, kad ilgalaikiai perspektyvoje mes iš to laimėsim. Net jeigu dabar ten mūsų verslas neprasimuša į tą rinką, tu negali, nu gerai, tu gali prekiauti kažkiek, bet tu negali prekiauti, jeigu tau kiša prie smilkinio pistoletą ir liepia tau kažką daryti. Arba nedaryti. Kas yra daryti ar nedaryti tavo valioje visiškai. Bet, nu, tai yra blogis. Tai su blogiu geriau jokių reikalų neturėti. Tai ir man yra pikta, kad daug kas iš ultradešinių, su kuriais aš pažįstamas, kai kurie iš jų yra geri žmonės, tik pažiūros netitinka, jie tai įvardyja kaip vienareikšmį mūsų užsienio politikos kažkokį krachą, armagedoną ar panašiai. Tai aš atsiprašau, kai Islandija pripažino Lietuvą, tai mes dėkingi Islandijai iki šiol ir Islandijai ten jinai niekur nepradingo. Mes turim turėti vertybinį pradą jo laikytis. Realpolitik kažkiek turi žaisti, bet tapti visiškai realpolitik. Daug kas iš tų dešiniųjų čia išsijuosia kritikuoja Merkel ir Vokietiją apskritai dėl realpolitik. Ir staiga dabar jie nori daryti, kad Lietuvoje darytų lygiai tą patį. Tai čia yra veidmainystė. Taip. Na taip, tai iš esmės ta tokia perskaityti tos Delfi komentarus, jų gal nereikėtų skaityti. Visiškai nereikėtų skaityti. Bet kame yra kritika visumoje vyriausybės, kuo turbūt vyriausybė yra labiausiai kritikuojama šiuo metu, to, kad galbūt priešų bandoma ieškoti ten, kur jų nereikėtų ieškoti. Tačiau Kinija yra priešas. Yra priešas. Baltarusija yra priešas. Taip. Ir tas, kad su Baltarusija draugaut, tai čia tikras vatnikas galėtų parašyti. Taip, ir aš ir sakau, grįžtant prie tų mano pažįstamų žmonių, kuriuos aš gerbiu, su kuriais bendrauju, kurie yra dešinieji, kartais ultradešiniai, tai aš jų nesuprantu, kai jie sako šitos dalykus. Nu, tai yra nesuvokiama, nes tai kur tada po velnių vertybės, žinai. Kas ta Baltarusija? Nu, gerai, nevešė to kalio čia per mūsų uostą. Mes nepradingsim niekur. Mes dar geriau, mes persiorientuosim, kaip jau nekartą esam padarę. 98 Rusijos defaulto metu, 98-99 metai buvo, kai mūsų verslas, ačiū Dievui, kad ta krizė įvyko Rusijai. Mes esam pakankamai verslus ir pakankamai godus pinigams gerąją prasme. Ir ras tie mūsų verslininkai kitas rinkas ir kuo greičiau, tuo geriau. Kalbant apie tą kalį, kažkoks, aš šiandien neturėjau laiko iš tiesų prisėsti, bet prie įvairios literatūros internete, bet kažkoks konfliktas neįvyko. Kai kurie žmonės, kurių vertinimus aš vertinu, protingi žmonės teigia, kad tai pirmoji rimta krizė šitos vyriausybės ir panašu, kad tai yra tiesa, nes
dabar, kai yra teigiama urmo mūsų visos užsienio politikos teigiama, kad Baltarusija už tuos vežimus, už tą tranzitą yra sumokėjusi į priekį. Ir tu negali dabar, imti ir nutraukti. Bus reperkušinai ten ir reparacijos, netesybos kažką. Tai čia gali būti, kad, tai blogai tada. Tai blogai, nes tai arba tai buvo slepiama, ar tai buvo greičiausia, tai buvo tiesiog nusikalstamai nesigilinama į tą problemą. Ir neprižiūrėtas, turbūt, nežinau, sutarties laikotarpis. Kažkas tokio. Tai aš pats nelabai gerai. Aš tik iš savo Facebooko reverberacijų draugų. Nes paskutinį dalyką, ką skaičiau atvykdamas, tai aš tiesiog turėjau laiko antraštės persižiūrėti, kad Gabrielius yra pasiruošęs atsistatydinti. Tas būtų labai blogai. Bet čia jo žodžiai. Blogai būtų. Bet jeigu jis tai darytų kaip vakarų demokratijose priimta, kad jeigu tu kažkur susimovėjai, net jeigu tu nesusimovėjai, bet laikoma, kad tu susimovėjai, tu turi atsistatydinti. Kaip, pavyzdžiui, atsistatydino, aš neatsimenu kas, man atrodo, gynybos ministras Britanijos, kai Argentina užgrobė Falklandus. Jis tai kaip ir nekaltas, bet tai jo buvo. Kažkas turi už tai atsakyti. Jo, kažkas turi už tai atsakyti. Ar užsienio reikalų ministras, ar galbūt užsienio. Bijau pasakyti dabar. Bet, taip veikia vakaruose reikalai. Bet būtų gaila, nes man atrodo, jis yra geras užsienio reikalų ministras. Turbūt vienas geresnių, kokį mes esam turėję. Gali būti. Jūs labai juokingai ir gerai pasisakote apie šeimų maršą. Ir kai kuriuos jūsų klipus aš pasileidžiu po 10 kartų. Ne. Tai ką čia dar apie tai? Kaip iš vis, aš neįsivaizduoju, kokiu būdu tokie žmonės sugeba turėti, iš tiesų, nėra lengva gyvenime kažką tai pasiekti, turėti kažkokią auditoriją žmonių, kurie tave klausytų šiaip bet kuriuo atveju. Man, tarkim, su podcastu tai sunkiai sekasi. Ir ateina kažkoks Petras Gražulis, kažkoks celofanas, kažkokia ten boba, kuri dainavo ten ant scenos. Ir jie sugeba surinkti kažkokį žmonių auditoriją. Žinoma, ta prasme, tikrai neišslavinusių žmonių. Aš paaiškinsiu, kaip viskas yra. Labai gana paprasta yra. Reikalas tas, kad objektyviai, tai yra objektyvi tiesa, gyvenimo kokybė gerėja. GDP per capita, PPP, įperkamumą, žmonės pradeda geriau gyventi. Pradėjo pagaliau formuotis Lietuvoje vidurinioji klasė. Aišku, nepradėjo formuotis anksčiau, užuomazgos prasidėjo, bet dabar jinai jau pradeda tapti jėga ir tai yra gerai. Bet blogai yra tai, kad ta vidurinioji klasė yra labai dar baisi. Vidurinioji klasė tai, taip pat ir tie novorišai, kurie dar vakar tuštinosi į Longdropą kaime, bet šiandien jie turi bajorose sodybą, jie turi pinigų. Jie kažkokį ten biznėje, kažką, ir gerai, kad jie turi pinigų. Ir dabar šeima tipiška, tokių, reiškia, viduriniosios, aukštesnės viduriniosios klasės. Lexusas, Bobai, pats ten su kokiu analogišku, ten brangiu, žinai, BMW, ten X6, žinai. H6. Ir kas jie tokie yra? Iš esmės, jie yra prakutę ubagai. Vakar jie dar darė į Longdropą, tai spjaudosi, jie iki šiol spjaudosi, jie neišsilavinę, kaimai, žinai. Bet šiandien jie gerai uždirba ir jie, ta boba, pavyzdžiui, niekad nepasisveikins su tavim mokyklui, kuris veda bendrus vaikus. Čia aš savo patirties sakau šitą. Tai priparkuos ten visada per 2 vietas, žiūrėk, ne banditai blogai parkuojasi, o parkuojasi tie, ta vidurinioji klasė besirandanti. Tie Audi, reiškia, universalai, tie iš pigiausių, iki man nominėtų X5, X6. Ir tai ta naujoji vidurinioji klasė, jinai formuojasi. Aš vairuoju Audi 4 universalą, bet aš gerai parkuojuosi. Nėra nieko baisiau, čia ne mano mintis, jinai labai teisingai yra, nėra nieko baisiau už prakutusį ubagą. Tai prakutęs ubagas dar vakar, jo visos mintis buvo blemba, kaip čia išsimaitinti rytoj. Šiandieną tas prakutęs ubagas jau išsimaitina, jis gyvena neblogai. Ir tada jam staiga atsiveria čakros ir jis pradeda galvoti, kur čia jo energiją dabar realizuoti. Ir tada jis pamato, kad čiagi pasirodo Sorošas viską čia supirko, žinai, kad Geitsas valdo pasaulį ir kad čia gėjai mūsų vaikus toj tvirkins, žinai. Ir tam kaimui,
kuris neteisus užkalnis, sakydamas, kad jie šaranais atvažiuoja. Ne, atvažiuoja lizinginiam, papinaujam, normaliom mašinom. Bet turbūt mažesnė dalis, 80% šaranais pasatais, turbūt 20%. Turbūt, ne, kai šeimų maršas važiavo, tos nuotraukos, ten buvo visiškai padorus normalūs automobiliai. Dėl to aš ir sakau, formuojasi vidurinioji klasė normaliai. Tai ir jie dabar pradėjo mus ginti nuo gėjų, žinai. Ir jie pampsta. Ir visuomenė, sociumas mūsų, galbūt juos suvirškins ir jie taps normalų žmonės, jų vaikai, jų vaikaičiai gal taps normaliai. Čia kažkas panašaus, kaip vyko industrinė revoliucija Anglijoje, kai kaimai suvažiavo į Londoną ir tapo žmonėm. Jis čiavas, bet jisai tave stumtelės pečių gatvėje, sako sorry. Ir sako good morning, sir. Bet šitie dar to nedaro. Bet jų vaikai gal darys. Tai va, šitas baidlo visas tampa viduriniąją klasę ir turi laisvo laiko, ir turi laisvę pasireikšti ir noro pasireikšti. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, tai pabaigos pradžia, tai yra socialiniai tinklai, Facebookas. Tai pesimistiškai žiūrint, tai žmonijos pabaigos pradžia yra, bet aš tikiuosi, kad mes tą įveiksim. Tai visas tas baidlo, tie, kurie tampa viduriniąją klasę, jie dabar pampsta savo ratuose Facebooko, Facebookas aš turiu menį plačiąją prasme, bet kuris socialinis tinklas. Ir jie ten maitina viens kitą tais melais, toms sąmokslo teorijom, tas beraštiškais, šudinais parašymais, tas Dambrauskas, jis rašė kažkokį postą, aš mačiau, parašė arogancija, valdžios arogancija. Kažkokia kita boba analogiškai rašo orogancija. Tarsi jie tokie žmonės. Koks nors dar. Va, ir kas dar labai nyku, visas tas baidlo, jis dar turi tą sovietinį užsilikusi kriminalinės romantikos notioną. Ta prasme, jiems yra okei, kad teistas, vagis, kriminalinis nusikaltėlis, celofanas, Antanas Kandrotas, jiems kažką aiškina, jie jį ploja, nes jis yra okei. Jiems okei, kad Furmanavičius, tas Furma, kur su Klivečka ten daro, tas podkastus. Gyvulys, ta prasme, ugalovnikas, nuteistas realia kriminalinės baudžiaką gavęs. Jis irgi okei. Lobovas, pažiūrėk, tas gyvulys. O dieve, tu man, automobilių vagis. Gali klausyti to žmogaus. Automobilių vagis, pažiūrėk, kiek pasisekėjų yra. Bet tai baisu. Taip, ir va tas vidurinioji ta klasė, besiformuojant iš to baidlo, jie matai, jų kas nors ten, jų pačių sėdėjęs kalėjime, jie, žinai, jeigu tu pilietiškai pasielgsi, ten praneši, kad girtas sėda už vairo, tu ožys. Jie tokie yra. Aš sakau, duok dieve, optimistinis variantas, po kokių 5-10 metų visas tas baidlostanas, jisai evoliucionuos į kažką geresnio. Gal kai kuriems iš jų bus gėda, ką jie šiandien kalba apie tai, kad ten, jie ištisai meluoja, kad va mano tėvelis mirė nuo skiepo. Tai tu kiam parašai, ten iš kokio nors Elijas, reiškia, akaunto, duok tėvelio vardą, pavardę ir kur tai buvo, to išsiaiškinti. Jis dingsta į krūmus, nes jis melavo, joks ten tėvelis nemirė. Padaryk pats tokius eksperimentus su tais. Visi sukai kokią nors grupę, tu išsigimelių ir apsimesk prijaučiančių, sakai, o kaip tėvelio vardas? O tokių grupių yra? Tai pilna. Pilna, tai, žinai, čia vėlgi, kaip nesidomėt politiką, tu turi domėtis tuo, kas vyksta. Aš kartais pasižiūriu tos akauntus. Pažiūrėk, kalbant vėlgi apie tą vidurinėją klasę, kuri formuojasi, tos bobus. Dabar yra influksas bobų. Aš jį stebiu jau kokie 3 metai. Jų atėjimas į Facebooką masinis. Tai boba, kuriai 60-70 metų, sena žaba, kuri užsidėjusi tas bijūnus rodės pas save, žinai. Jinai rašo klaikiai su klaidom, jinai kažkaip deda tarpą prieš kablelį, nededa po kablelį. Ir visas ta puokštė, tas visas, reiškia, paketas. Ir tus bobos yra gyvuliai. Tai yra fucking nežmonės. Bet, supranti, jos buvo visada. Tik dabar jos sugeba... Mes jas dabar matome. Internetuotis. Jos dabar taip, jos turi savo auditoriją, jos turi savo, turi savo žiniasklaidos priemonę, savo accountą. Ir jos dabar ten varo, ir jos ten šerina, ten viską ten, žinai, tos celofanus, gražulius ir taip toliau. Krivickus su gražuliu. Taip. Man iš tiesų yra pikta, Krivickas yra karatė juodas diržas. Ta prasme, ta sporto federacija, kuri išskyrė jam tą juodą diržą, ar tikrai jam neišskyrė už sportinius pasiekimus? Ta prasme... Aš tos virtuvės nežinau. Ir buvo įkeltas video, kaip Krivickas užpraeitais metais daro atsispaudimus. Darau 100 atsispaudimų ant sniego. Ten man čia šalta, todėl aš ten paskui. Ir jis pradeda daryti atsispaudimus. 500 komentarų. Nesumaluosiu, 500, keletą šimtų komentarų. Visi išsijuokė, ką tu čia darai?
kaip tu sugebėtum juos taip daryti? Išsijokė, išsidalino žmonės. Ta prasme, jo atletinis pasiruošimas. Juodas diržas yra ganėtinai aukštas standartas. Bet kokiam karatė tai ganėtinai aukštas standarto dalykas. Kad 40-50 kažkiek metų žmogus, aš nežinau, kiek jam šiai dienai metų yra. Tarp kam ir pam. Kažkas kam kokie 3-2, gal nežinau. Turėtų tą pasiekimą, sportinę pusę, taip mažai tikėtina. Tikėtina labiau, kad jam tai, nežinau, laipsnį suteikė šiek tiek iš pagarbos, iš to, kad jis kažkoks televizijos gal personažas, tuo metu gal neapsišykęs politikoje smarkiai žmogus buvo su savo tokia nuomonė. Bet fucking būt su Gražuliu vienam kadre yra... Aš jo nesuprantu, aš jį pažįstu šiek tiek ir aš dirbau jo prodiuseriniai kompanijai, samdomas buvau kaip laidų vedėjas, tai dalykiniuose reikaluose jis visiškai normalus žmogus, su kuriuo tu gali bendrauti ir visiškai maloniai bendrauti ir jokių problemų. Bet tada jisai išeina į kamerą, į kadrą kartu su Gražuliu. Nu, tai aš jo nesuprantu, kitaip sakant. Aš nepažinočiau šio, aš turbūt jį iš šuns dienas dabar išdėčiau, bet kadangi aš jį pažįstu, tai kaip žmogus, su kuriuo tu gali dirbti ir bendrauti, tai man tai yra mislė, aš nesuprantu, kodėl jis taip daro. Aš iš tiesų įdėjau nuotrauką, kur Krivickas yra su Gražuliu ir parašiau, kad Krivickas ruoš Gražuliui UFC debiutui, o UFC tai yra mūsų pagrindinė organizacija kovų. Ne. Tai kaip tas, kur Selas užsipuolė, ten irgi kažkas, ten federacija tik po to, kai jis akmenis mėtė į riaušių, atsiribojo. Taip. MMA, ne? Aš gal papasakosiu šiek tiek plačiau. Žmonės viską braižo kaip į vieną sportą, aš mačiau kiti Lietuvos veikėjai, žiniasklaidos, čia MMA, pas mus nėra vienos jungtinės federacijos. Ta prasme, nėra taip, kad tu kažkur tai nusižengi, tu dingsti iš sporto visiškai. Tau uždraudė naudotis Lenovo, tu nusipirkai IBM. Iš esmės, pas mūsų sporte veikia taip, pas mus yra komercinės varžybos. Jas norit rytoj galite organizuoti jūs. Ta prasme, jokios problemos dės to nėra. Ta vyruka, kaip ten jo vardas, palaukit, Arnoldas Misiūnas. Mačiau, jis Bushido Hero dainą padarė. Jo, padirbėta, tenai buvo, bet labai baisi daina. Tai ką apie jį? Kad jį pašalino testuojant tokius akmenis tos mėtė, teisingai? Jį pašalino, jis sulaukė reperkušinų tik tai tada, kai jis dalyvavo riaušėse. Taip, prieš tai, man atrodo, jisai nieko tokio ypatingai blogo nebuvo padaręs. Jisai apsivogė, jis kriminalinis nusikaltėlis. Jis buvo Jis močiutė, ne močiutė kažkokia moterį. Jo, matai, Algi, aš nelabai vertinus, tiesiog niekad jį kaip į sportininką šiaip visumą nežiūriu. Ir nieks iš tiesų iš kovinio sporto, būtent mano sporto šakos, iš mama sporto šakos, nelabai jį kaip kovinio sporto atstovą labai smarkiai nežiūri, nes pas jį yra gal 3 kovos profesionalios, tai yra mažai. Aš net 15 turiu. Ta prasme, tai yra labai mažai. Pas mus dažnu atveju ten spaudoje rašo, profesionalus kovotojas, Hebra. Ką reiškia profesionalus dainininkas? Tas, kuris gauna pinigus už tai. Kuris gal gali gyventi iš to? Nu, gal jo. Jis negali gyventi iš to. Ta prasme, mūsų sporto šakoje, aš treniruoju vieną geriausių, tarkim, profesionalų Lietuvos Lauryną Urbanavičių, taip? Čia boksas, ne yra? Čia mišrus kuomenai, MMA. Taip. Ir aš negaliu drąsiai sakyti, kad jis yra profesionalas, nes jis tikrai šią dieną, ypatingai po karantino, po pandemijų visų, negali gyventi iš tos sporto šakos. O pas jį šiuo metu yra 13 pergalių, 1 pralaimėjimas. Tai yra sudėtingas reikalas išgyventi iš šitos sporto šakos. Jeigu pas tai yra kovų iki 7, iki 8 profesionalių kovų, tavo karjeros įrašą, tu greičiausia, tu turi profesionalų įrašą, bet tu tikrai nesi profesionalus kovotojas. Nes tu tiesiog, jeigu mes vertinam žodį profesionalus kaip galimybę išgyventi iš to, tu negali iš to išgyventi. Tai taip, iš esmės jis buvo kriminalinis nusikaltėlis, teisingai, jis kažkokią babutę apvogė. Jo, ten keliese, labai nykiai. Ten kažkas, šaldytuvas kažkoks, kas ten tokia siaubingo, ta prasme. Jau geriau, žinai, ten, nežinau, Porsche nuvaryti iš salono, negu kažkokia boba ten apvogti. Taip, ir galų galę ten aš nežinau, nes niekad nesigilinau tą situaciją, bet žinau, kad jį pašalino po to Seimo metimo iš kickbokso federacijos, bet, Algi, jis niekad kickbokso nėra kovojęs. Jį pašalino iš federacijos, kuriuose niekad nėra dalyvavęs varžybose. Ta federacija slipės. Kaip be keistai tai beskambėtų. Žinau, kad klubas jo atsisakė. Klubas, kuriame jis sportavo, atsisakė jį treniruoti. Bet kažkoks
Klubas jį priėmė, berods mūsų mylimojo, kaip minėjai, kokie mieste, koks miestas galėtų manai priimti? Pensilvanija. Ne, Lietuvoje. Kaunas? Ne. Tu minėjai tą miestą kaip baisų vatnikų miestą? Klaipėda. Taip, kažkas Klaipėdoje priėmė treniruoti. Žinau tą, bet gal gana apie tai dėl to, kad iš esmės nėra tikslo šnekėti apie tai, nes tai nėra sportininkas, apie kurį mes turėtume šnekėti visumoje. Jų tokių... Fuck him. Jų tokių mes turim. Jo, iš esmės gal problema, kad vėlgi tas pats kelias į žinomumą šiais laikais. Tas kelias į žinomumą šiais laikais nebūtina būti geriausių kovotojų, turėti tatuiruočių daugiau. Ar turėti kažkokį išskirtinį personažą, kas jis buvo išskirtinis personažas ir taip jis tapo žinomesnis Lietuvoje. Už daugumą kovotojų, kurie iš tiesų rodo kažkokius gerus rezultatus. Turbūt su bet kuria veikla turbūt yra šiais laikais tas pats. Su daug veiklų, bent jau. Visur taip yra, ko gero. Nežinau, estradoje, pop kultūroje, muzikoje. Tai, taip turbūt nėra, nes klausytojas išrenka, žinai. Bet mes turėjom įvairių personažų per Lietuvos istoriją, kurie nebuvo geriausi dainininkai planetoje, bet buvo ypatingai populiarūs. Aš atsimenu, aš neminėsiu pavardžių, nes ten nieko ten blogo jie nedaro, bet, tarsi, kaip žmonės, bet aš turėjau liguistą potraukį klausyti valstybinį radiją, kai, pavyzdžiui, vakare grįždavau iš kur nors iš kito Lietuvos miesto ir tai būdavo jau ten kokia 12 nakties. Tai tas Guilty Pleasures paklausyti ten, žinai, ten buvo tokia laida žvaigždės kažką, tai gal naktį kažką. Ir ten leisdavo labai dažnai vieną Lietuvos atlikėją, kuris visiškai neadekvačiai buvo per plačiai reprezentuojamas per nacionalinį transliuotoją. Nesakysiu, kas tiek to, nes jis ten ne koks nors Dambrauskas, kur, žinai, daro apšūdinius darbus. Bet tai buvo aiškiai kažkoks nepotizmo kvapelis tenai, matytis ten koks nors, kažkokiu būdu jis ten sugebėjo būti grojamas per valstybinį transliuotoją ištisai. Visiškai neadekvačiai reprezentuojamas buvo. Tai, bet čia tokie daugiau išimtis, nes šiais laikais, kai yra YouTube'as, o Lietuva yra labai YouTube'inė šalis. Tu pasižiūrėk, Lietuvos geri muzikantai, geri atlikėjai, sėkmingi atlikėjai, dažnai ir geri. Turi po dainos ten po 10, po 12 milijonų peržiūrų. Aš nežinau kitos tokios visuomenės, kuri būtų taip YouTubiška. Man tas patinka. Ir mes esame labai netwitteriški, kas man irgi patinka. Kokie? Labai Twitteris Lietuvoje nepopuliarus. O, taip, Twitteris visiškai Lietuvoje neprigijęs. O visam pasaulyje jis yra prigijęs ir populiarus. Na, aišku, daugiau turbūt Jungtinėse Amerikos valstijose negu bet kur kitur. Tuo pačiu Latvijai Twitteris žymiai daugiau eina. Ok, bet Facebookas turbūt visgi numeris 1. Taip, Facebookas irgi rūlina, bet Lietuvoje toks įspūdis, kad ta dalis visuomenės, kuri turėtų būti statistiškai linkusi į Twitterį, visa nuėjo kartu su ta dalim, kuri linkusi į YouTube'ą ir padarė ten. YouTube'as Lietuvoje žiauriai populiarus. Tu pats pagalvok, nacija, kurios yra 3,5 milijono per visus emigrantus, nes YouTube'as neturi sienų. Prisuka ten kokią nors džiazų ten ar Giovanni dainą, ten 8, ten 9, 10 milijonų. Tarsi tai labai gerai, man tas patinka. Tai reiškia, klikina ir klauso, aišku, tos dainos patenka į miksus ir groja automatiškai, tas yra puiku. Ir tai užtikrina, kad išgarsėja tik geri atlikėjai, sėkmingi atlikėjai. Čia tas artimiausias laikotarpis. Ta prasme, YouTube'as ne taip senai atsirado telefonai, ne taip geras internetas. Kaip pažiūrėsi, YouTube'as, aš savo pirmus klipus į YouTube'ą dėjau jau 7 metais, prieš 14 metų. Bet tuo metu turbūt kompiuterių stacionarių peržiūrai. Tai buvo pradžia, bet aš manyčiau, kad YouTube'as visa savo jėga jau bujoja Lietuvoje gerus 5-6 gal metus, gal net daugiau. Tas jau visiškai išbujoja. Ir iš esmės turbūt nuo to laiko ir atsirado tokie Skirmantai Malinauskai, atsirado jūsų laida su Bačiuliu ir po truputį ta emigracija iš televizijos atsiranda. Ir geras, kokybiškas turinys pradeda kurtis. Taip, visiškai teisingai. Aš visada sakiau ir sakysiu, Lietuvoje yra per daug televizijų kanalų. Radio stočių, ko gero, irgi per daug, bet čia aš mažiau išmanau. Bet 3 milijonų auditorijai turėti LRT, TV3 visas
paketas, LNK visas paketas, Lietrytis, Vieplėjus regioninės, dar. jo, kabelinės, per daug. Aš nežinau, kaip jie išlaiko, taip ir išsilaiko, ten yra labai maži pinigai sukasi, ten jeigu prodiuserinė kompanija gamina laidą kokią nors ten vienam iš tų kanalų, nekalbant apie LRT, čia yra atskira kalba visų ministras, bet tai ten yra labai maži pinigai. Pavyzdžiui, mes kai 2001 metais išsiskyrė mano keliai su Saulium Bartkum, su Betabu ir mes su Ričardu Riskevičium pradėjom daryti Orbitą ir dar vieną laidą, 2 laidos per savaitę LNK. Tai mes normaliai uždirbom tada, tai buvo normalūs pinigai, gerai tada buvo. Dabar pinigai iš esmės liko tie patys. Ar net sumažėjo, turbūt? Aš kalbu litais, tai jie sumažėjo automatiškai. Ta prasme, tu negali dabar, o daromos laidos, papigiaiskai visiškai. Ir turint omeny, kad, kaip tu ir sakai, tu labai teisingai sakai, yra YouTube atsiranda, tam prasme, playerių pilna nemokamų, Facebook'e tu turi savo playerį, YouTube tu turi savo kanalą, nieko tu jam nemokai, jis tau moka, jeigu tu sėkmingas, jeigu ten daug peržiūrų. Daryk ir norėk, tai dėl to dabar visi ta šušara, visos tos Janutinės, visi tie Klivečkas, visas tas brodas, taip užsisėdo ant YouTube'o ir YouTube'e jau vėlgi. Janutinė turi savo YouTube kanalą. Ir jis labai gerai eina, jis padaro geresnius rodiklius negu Tapino dabar. Bent jau jinai taip gyrėsi, aš ten nelindau į statistiką. Taip, Janutinė, taip, broliaja. Ir matai, jie Facebook'e, elfai, juos ten visą laiką padarydavo, kad juos blokuodavo, tai jie susirado YouTube'ą. YouTube'as yra žymiai liberalesnis. YouTube'e tu gali ten kleiminti, kad tavo turinį kažkas pavogė ir YouTube'as sureaguos ir tau grąžins. O Facebook'as labai bloga platforma, bet aš nukrypau. Tai visas tas brodas YouTube'e ir thraivina tenai, daro savo. Ir ten dėma, Janutinė, tai jinai daug metų televizijų dirbus, jinai žino, kaip turi atrodyti vaizdas. Ten jos logotipas OpTV, tokias spalvas parinkti gali tik tai autistas, daltonikas ir dar labai girtas. Ten ant žalio jie sėdi, ten, žinai, ten išpjauta, prasme, bet koks vaikas dabar Instagrameris padaro tą žalį, išpjauna, ta prasme, ten uždėjo tą efektą ir išsipjauna gerai. Ne, ten pas jūs mirga, marga, kažkokios vinjetės, ten jie fetišuoja tos, žinai, prisivagia ar paima nemokamai, ten būna ir royalty free. Ten žinių studijos backgroundas, kur daug monitorių, ten, žinai, čia mes darom televiziją, sėdi tenai. Fuck. Taip naiviai, taip durnai, žinai. Bet jie auks, jie darys geriau ir geriau. Ir tai yra tai, kas mane neramina, kad visas tas brodas, viduriniosios klasės, ta blogoji pusė, šeima maršiniai, tie antiskiepiniai, visas tas baidlo. Kur ten jie nemato problemų dalintis lekstučio vatiniais puslapiais, žinai, ir jie nebaudžiamai, nes tai yra kaina, kurią mes mokam iš demokratiją, jie thraivina, reiškia, YouTube'e ir jie mokosi ir jie išmoksta ir jau daro vis geriau ir geriau, ir jeigu šiandien pas Janutinę kažkodėl yra perigrūzę ant mikrofono, tai rytoj pas ją jau nebus perigrūzę ant mikrofono. Jis jau darys, po metų, po 2, po 3, po 5, jinai darys tokią pačią vaizdo ir garso kokybę, kokią daro ten LNK, žinai. O LNK ir tie komerciniai kanalai, jie, aš tiesą sakant, nežinau, koks ten biznis juose yra iš viso šiais laikais. Yra kažkoks, aišku, bet... Ties to YouTube yra tie blogi momentai, ta Janutinė bendrai blemba, būtų gerai ištremti kažkur iš Lietuvos. Būtų gerai pakabinti žemyn galvą ant stulpo, kaip Musolinį. Bet, kalbant apie Lietuvos televiziją, jos visumoje kokybė labai suprastėjo. Turiu menį LRT ar bendrai lietuviškos televizijos? Lietuviškos televizijos. Suprastėjo. Serialų, tarkim, kokybė, kurią jūs mėgstat parodijuot. Jo, mes darom blogą lūžį, bet to atsibodo. O klausykit, blogio lūžis. Tai kurio čia serialo, ar čia mikso Lietuvos serialų parodija yra? Čia yra iš esmės miksas Lietuvos serialų, bet aišku, už role modelį mes paėmėm vieną serialą, aš nenoriu sakyti kokį, nes velniai nematė. Aš kai sužinojau, kad jo režisierius yra geras vaikinas, kurį aš gerbiu, tai tiek to. Bet šiaip tai yra siaubinga. Ir tuose serialuose tu matai... Ten tikrai tiek daug reklamos būna? Jo, product placementas, jo. Viskas daroma papigiai. Ten kapeikos yra. Ten daroma vienu dubliu.
Nu, negali daryti vienu dubliu, žinai, teatre darai vienu dubliu, bet jeigu tu su kamerom, tai net jeigu tu padarai auksinių dublių, maloniek padaryti dar vieną ir dar vieną ir dar vieną, nes jis galbūt bus geresnis. Taip daromas šitam biznėje, taip veikiama yra. Tai jie daro vienu dubliu, bet kaip padaro, ten nėra taip, kad kiekviena serija, kaip ten koks nors Breaking Bad ar House of Cards, kur išlaikoma, reiškia, čia pradžia, čia Inciting Incident, čia yra tas, reiškia, inkaras, kur tu negali grįžti, middle of the film, šitas filmo pabaiga ir rezoliucija. Ten nėra to. Ten jie privaro dešrą kažkokią, kokias 3 valandas ar ten kiek per dieną. Ir po to pjausto pagal tai, kiek turi būti eterija. Ten 20 minučių, 5 minutės eterija. Ir ten nėra, kad serija baigėsi kažkuo, tai kaip, nu, kažkas turėtų būti. Žinai. Aš tiesą sakant, prisipažinsiu, esu vaidinęs vienam iš, turbūt, aš žinau, kad turbūt tam serialą, bet mano rolė buvo kažkur 15 sekundžių. Manęs paprašė būti nervo teisėjo. Mane pristatė kaip mane pristatė? Robertas Česnauskis, man atrodo. Nežinau, kažkaip taip. Aš matau, kad tuose serialuose labai dažnai įmamas yra tas Iron Vytas. Iron Vytas. O jopši, Iron Vyta, jeigu tu žiūri, tai tu geras esi žmogus, nors ir naivokas, bet nesitepk ten su to šūdais, tu ten užsidirbi iš kitų dalykų. Tai... Jis beje buvo pas mane kokiu epizodu 4 atgal, 5. Aš žinau, kad jūs turėjot kažkokį konfliktą praeityje su juo. Toks ir konfliktas. Aš ten sukritikavau tuos, ten, kur kažkokio ruso reperio eiti koncertą. Jis buvo apšildomasis, berods dainininkas, kažkada tokio. Bet jie ten padarė, ten keletas jų padarė kažkokią dainą, nuo kurios aš turėjau labai man gėda būt, bet ta daina siaubinga, žinai. Kažkoks marmalas muzika, kažkoks garsų, žinai, nu, bet tiek to. Tai mes su Justu, kai ką nors darom... Jūs geležinių vytų praminėt. Jo, kai darom ką nors, ruošiamės ką nors rašyti, tai mes įsijungiam. LNK ten serialus pažiūrim, geležinio vyto pažiūrim klipus, ten Dalasą, kad tave... Larkinas. Šito nežinau. Kad tave jaudrintų, kad užvirtų tas, reiškia, nervas ir tu padarytum kažką tai... kaip jie, žinai. Vieną kartą atsimenu su Justu, negalėjau patikėti savo ausim, klausom, žiūrim tą, reiškia, Iron Vyto kažkokį gabalą. Ir ten eina tekstas, nesudėjau gluosto. Suprantate, tai reiškia, perėjo tas daiktas, maža to, kad pats Iron Vytas nežino, kad yra bluostas, bet kažkas tai tą įrašinėjo, kažkas ten trekino, miksavo, gal jis pats masterino, filmavo galų gale, nes ten klipas. Ir niekas nepasakė, Iron Vytai, gerbiamas Iron Vytai, šiandien ne taip tarėsi tą žodį. Fuck. Bet visumoje jis šiaip geras vyrukas yra. Ja, tai aš manau, kad jis geras žmogus yra. Bet vieną jūsų kritiką į jo pusę girdėjau, kad tu užsimi tokiu sportu, kur čia Bobas vaidina. Iš esmės, kultūrizmas tokia, tas sportuška, turiu aš daug draugų kultūristų, bet visi jie daugmaž geri žmonės, ta prasme, visi jie geri žmonės, kuriuos aš pažįstu. Kalbant apie Iron Vytą, jis ruošiasi kovo mėnesį kovoti pagal bokso taisyklės. Dabar tie celebrity boxing matchai vis populiarėja, tai jis kovo mėnesį pasirašė ir dabar turi, kiek čia turi to laiko, 4 mėnesius grubiai pasiruošimui. Man tai nieko nesako, aš tai galėčiau dabar eiti ir kovoti. Man nereikia pasiruošimų. Su ištverme problemų nebūtų? Būtų. Ne, aš atsilaikyčiau, kiek ten raundas, 3 minutės, ne? Raundas 3 minutės. Tai porą raundų atsilaikyčiau. Manot? Aš manau, aš pasportuodavau. Boksavotės kada? Aš turiu tokį bičiulį, kuris yra mišrių kovos menų, kickboksų jis yra. Jo, tai jis mane patreniravo. Aš turiu namie ką daužyti. Ir tai yra tikrai geriau, kai nori įsilieti, negu ten rašyti ką nors pikto į Facebooką, kaip darydavau anksčiau. Tai aš turiu dar ištvermės. Žinai, ir genetika, ir tai, kad aš sportavau kažkada. Ir profesionaliai sportavot. Taip, ištvermės sportą. Taip, tai niekur nedingsta. Tai gali užakti truputį, bet tu vėl prasilakstai, prasivažinėjai dviračiu ir tu vėl alive and kicking. Man 5 metai, bet mano fizinis susidėvėjimas yra... drįstu manyti, kad aš esu kaip koks kam 1 metų. Aš pasidarau kars nuo karto sveikatą pasitikrinu savo klinikoje. Ten absoliučiai ledas, viskas ten gerai, žinai. Sportuojate pastoviai? Ne, dabar ne. Dabar aptingęs. Bet galvoju, kadangi tu čia pakvietei mane, tai gal pas tave pavaikščiočiau.
Mielai priimsiu. Jo, Mielai priimsiu. nes, žinai, kai tu namie turi ten tą manekeną, tu tikrai ne visada prieini prie jo. Kad ir hantelius namie turėtų, greičiausiai nepakilnosiu. Tai va. Yra su namais tas faktas. Jo, o čia ateisiu, mokėsiu pinigus ir reikės. Tai va, tai aš mielai aptarsim tą po kamerą išjungsiu. Na ką, jau praėjo nemažai laiko ir pašnekėjome iš tiesų apie labai daugą. Man buvo didžiulė garbė jūs turėti studijoje, Algi. Ir kad nors pakartosim. Gerai, ačiū tau, kad pakvietei. Iki. Iki, ačiū, kad žiūrėjot.